Vienas iš rašto aiškintojų atėjęs pas Jėzų paklausė, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis: klausyk, Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats, tad mylėk savo viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protu ir visomis jėgomis. Antrasis: mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė, gerai, mokytojau, tu teisybę pasakei. Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo, o mylėti jį visą širdimi, visų protu ir visomis jėgomis, bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės. Ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti. Tai viešpaties žodis. Kartu šiandien su apaštalu Pauliumi, pirmo skaitinio, laiško Timotiejui kontekste, melskime, kad viešpats ir pasauliui, bet ir bažnyčiai Lietuvoje siųstų tinkamų darbininkų. Darbininkų. Ten yra šitas žodis, kuris tarsi tai būtų sunkus fizinis darbas suponuojama. Darbininkų, kurie nesigėdys Jėzaus Evangelijos ir, kaip prašo Paulius, bei iškraipimų skelbs žodį. Ką reiškia be iškraipimų? Ką reiškia iškraipyti Dievo žodį? Čia vartojamas toks graikiškas žodis, vienintelis Naujajame testamente, vėliau taip pat pakartoto įstatymo, prieš tai yra porą kartų pavartotas pakartoto įstatymo knygoje, hebrajiškai tas žodis, kuris verčiamas kaip tiesi linija, skelbti tiesą tiesioje linijoje. Tai reiškia, jeigu duoda pavyzdį žodynas, tai duoda tokią. Tai reiškia ūkininką, kuris laiko plūgą tiesioje vagoje, arba mūrininką, kuris tiksliai pritaiko akmenis pagal architekto planą. Reiškia, taip statau, kaip architektas numatė, ne kitaip. O pakartoto įstatymo kontekste tas žodis tiesioji linijoje skelbti neiškraipytai Dievo žodį reiškia iškirsti kelią tarsi per tankų mišką tiesiai į tikslą, o ne eiti vingiuotų aplinkelių keliu. Tai ką reiškia, kad mes prašome šiandien Jėzaus tokių ganytojų, kurie nevedžiotų mus klystkeliais, meldžiame tokių ganytojų šiandien ir ateityje, kurie nebus ekskursijų vedėjai, kurie mus vežios aplinkui, fotografuokit, žiūrėkit, visa tai gražu, bet kiek po ekskursijos dažnai lieka naudos? Daug nuotraukų, daug nuovargio, bet po to gyvenime nieko iš to. Ekskursija. Daug turime ekskursijų vedėjų, bet mums tokių nereikia. Bei kad aiškiai taip pat skelbtų Evangeliją, būtų matoma visų pirma Evangelija mūsų pačių skelbėjų laikysenoje ir vestų mus tiesiausių keliu į teisingiausius gyvenimiškus pasirinkimus, kad padėtų mums savo gyvenimo pastatą statyti pagal Dievo svajonę skirtą mums. Tad Viešpatie, gaivinki tokią evangelinę šventumo dvasią ir patrauk širdis ir kunigų, ir būsimųjų kunigų prie savęs.